Sveiki. Šios dienos tema – trupmeninių reiškinių prastinimas. Šiandien bus 3 pamoka ir nagrinėsime kažkiek sudėtingesnius atvejus. Kai skaitiklyje ir vardiklyje, bet nebūtinai, turim kvadratinius trinarius. Tai, kad galėtume suprastinti, tai turime turėti daugiklius ir turime turėti panašius, o tiksliau vienodus daugiklius tiek skaitiklyje, tiek vardiklyje ir tada galim tuos daugiklius suprastinti. Dabar čia yra paprastieji kvadratiniai trinariai, tai mes juos išskaidysim į dauginamuosius. O kaip tai atlikti? Mes jau esam darę tą pamokoj kvadratinių trinarių skaidymas į dauginamuosius. Tai o darom taip. Paimam pavyzdžiui skaitiklį 3x kvadratu minus 5x minus 12. Mes trinarį prisilyginam 0 ir dabar jau turim kvadratinį lygtį. Mums reikia surasti jos sprendinius. Sprendinius mes ieškosim diskriminanto pagalba. Diskriminantas yra 25, tai plus 144 lygu 169. Ir tada aš rašysiu bendrai x1, x2 yra lygu minus b, tai 5. Ir plus minus šaknis iš 169, tai bus 13. Ir dalinsim iš 2a. O 2 kart a, 2 kartais yra 6. Taigi lygu 5 plus 13 yra 18, dalinti 6 yra 3. Ir 5 minus 13 yra minus 8. Tai bus minus 8 šeštosios. Padalinam iš 2, gausim 4 trečiasias. Palikim kol kas netaisyklingą trupmeną. Ir dabar prisimenam, kaip reikia užrašyti dauginamuosius. Tai jeigu x1 ir x2 yra tokios lygties sprendiniai, tai šitą trinarį galim išskaidyti į dauginamuosius štai taip. 3. Iš x turim atimti vieną šaknį, tai atimti 3. Ir iš x atimti kitą šaknį. Kita šaknis yra su minusu, tai rašom pliusą ir paliekam 4 trečiasias. O 3 tai yra koeficientas a. Tai yra koeficientas prie x kvadrato. Taigi dabar skaitiklis jau išskaidytas. Mes dar galim, kad nebūtų antruosius skliaustuose 4 trečiųjų, tai mes galim tą trejetą įkelti antruosius skliaustus ir gausim, pirmi skliaustai yra tokie patys, o antri skliaustai trejetą dauginam iš kiekvieno nario. Tai yra 3 kart x bus 3x. Ir plus 3 kart 4 trečiosios bus 4. Skaitiklį mes išskaidėm ir galim rašyti x minus 3 ir padauginta 3x plus 4. Taip, skaitiklį sutvarkėm, dabar belieka sutvarkyti vardiklį. Taigi užsirašom x kvadratu minus x minus 6, vėlgi prilyginam 0. Ir vėl skaičiuojam diskriminantą ir sprendinius. Taip, 1 kvadratu yra 1, 6 kart 4 bus 24. Lygu 25. Ir sprendinius taip pat užrašau į vieną eilutę. Tai bus 1 plus minus šaknis iš 25, tai 5. Ir dalinam iš 2. Koeficientas a yra lygus 1, 1 kart 2 yra 2. Ir tada 1 plus 5 iš 6 dalinti iš 2 bus 3.
Ir 1 minus 5 bus minus 4, dalinti iš 2 bus minus 2. Taigi ir vėl užrašom. Dauginamuosius. Taigi, iš x atimam vieną šaknį, tai yra 3, ir iš kito atimam kitą šaknį, bet kadangi su minusu, tai tada pridedam 2. Ir koeficientas a yra lygus 1, todėl čia yra 1 arba jį galim praleisti. Taigi, išskaidėt į dauginamuosius ir vardiklį ir užrašom x minus 3 ir padauginta x plus 2. Matom, dabar turim daugiklius. Nesvarbu, kad skliaustuose yra sudėtis arba atimtis, bet patys skliaustai yra kaip vienas daugiklis. Ir pasižiūrim. Čia x minus 3 ir čia x minus 3. Taigi juos supaprastinam, vietoj jų parašom vienetą. Ir daugiau nėra ką prastinti, vienas kart antri skliaustai ir yra antri skliaustai, tai yra 3x plus 4, skliaustų neberašom ir užrašom vardiklį. Vienas kart x plus 2 yra x plus 2. Na va, supaprastinam, reiškinys daug paprastesnis. Taip, imkim antrą uždavinį dabar. Antras uždavinys pas mus yra toks. X kvadratu minus x minus 12 ir dalinta x kvadratu minus 16 lygu. Taip, vėl skaitiklį paimkime, prisilyginkime į 0 ir suraskime šitos jau lygties sprendinius. Taigi skaičiuojam diskriminantą. Diskriminantas yra 1 plus 48 lygu 49 ir x1, x2 yra lygu 1 plus minus šaknis iš 49, tai yra 7 ir padalinta iš 2 kart 1, tai yra iš 2. 1 plus 7, 8 dalinti iš 2, 4. 1 minus 7 minus 6 dalinti iš 2 minus 3. Taigi, dabar jau iškart rašau į skaitiklį. Taigi, x minus 4 yra padauginta iš x plus 3. Tai yra iš x atimu vieną šaknį ir iš x atimu kitą šaknį. Žodžius šaknis ir sprendinys naudoju kaip sinonimus. Taip. Lieka išskaidyti dauginamuosius vardiklį. Jeigu pažiūrėsim, čia yra formulė, greitosios daugybos formulė. A kvadratu minus b kvadratu 4 kvadratu yra 16. Taigi, vardiklis įsiskaido taip x minus 4 ir padauginta iš x plus 4. Ir jei sudauginsim, vėl gausim tą patį. Ieškom tokių pačių daugiklių, tai yra x minus 4 ir x minus 4. Supaprastinam iš jų gaunam vienetus. Taip, ir kas lieka? Skaitiklyje lieka x plus 3, o vardiklyje x plus 4. Supaprastinam. Tai dar vienas atvejis. X kvadratu minus 9x plus 20 yra padalinta iš x minus 5. X minus 5, o x kvadratu minus 2x minus 15. Taigi, vėl darom viską taip pačiai. Skaitiklį prisilyginam 0. Čia kvadratinis trinaris, todėl jį prisilyginam 0 ir turim kvadratinę lygtį. O kvadratinę lygtį jau mokam spręsti. Skaičiuojam diskriminantą.
Tai 9 tai bus 81, atimti 80, tai bus 1. Ir vėlgi sprendiniai 1 ir 2 yra lygų. 9 plius minus šaknis iš d, tai plius minus 1 ir dalinta iš 2 kart 1 yra 2. Koeficientas a yra lygus 1. Taip, 9 plus 1 10, dalinti iš 2 yra 5. 9 minus 1 yra 8, dalinti iš 2 yra 4. Taigi vėl iškart rašau į skaitiklį. Prisiminkime, kad trinaris skaidomas taip, iš x reikia atimti pirmą sprendinį ir iš x reikia atimti antrą sprendinį. Tai vienas yra 5, o kitas yra 4. Ir su vardikliu darom tą patį. Tai yra x kvadratu minus 2x minus 15. Prisilyginam 0, skaičiuojam diskriminantą. 2 kvadratu 4 plius 60. 15 kart minus 4. Minus 15 kart minus 4 yra 60. Ir yra 64. Ir vėlgi užrašom sprendinius. 1, 2 yra lygų minus b. Tai 2 plius minus šaknis iš 64 yra 8. Ir dalinta 2 kart 1 tai yra 2. 2 plus 8 yra 10, dalinti iš 2 yra 5. 2 minus 8 yra minus 6, dalinti iš 2 bus minus 3. Ir vėlgi vardiklį taip pat užrašom dauginamuosius. Tai iš x atimam pirmą sprendinį ir iš x atimam antrą. Taigi pirmas yra 5, o antras yra minus 3. Tai 2 minusai yra pliusas ir 3. Žiūrim, ar yra vienodų daugiklių. Taip, x minus 5 ir x minus 5 susiprastina ir lieka iš jų tik po vienetą. Ir daugiau niekas nesiprastina. Tai skaitiklė x minus 4, o vardiklėje x plus 3. Taip. Na, dar vienas uždavinys. Sakykime, turim tokį. Minus 6x kvadratu plius 11x minus 4 ir yra padalinta iš, tegu bus paprastas x kvadratu minus 1. Ir kaip čia dabar spręst? Teisingai. Taip pačiai, viskas taip pačiai. Kadangi skaitikliai yra kvadratinis trinaris, taigi užsirašom tą trinarį 11x minus 4, prilyginam jį 0, turim kvadratinę lygtį, o kvadratinę lygtį kaip sprendžiam? Su diskriminantu. Taigi 11 kvadratu yra 121, 6 kart 4 ir dar kart 4. Taip, kiek čia bus? 6 kart 4 yra 24 ir dar kart 4 yra... Kiek čia yra? 96. Taigi, minusas ir dar vienas minusas, tai lieka minusas ir atim 96. Lygų ir kiek čia bus? Taip, 21 ir 4 yra 25. Ir vėlgi sprendiniai x1, 2 yra lygų. Taip, minus b tai minus 11 ir plius minus šaknis iš 25 tai yra 5. Ir padalinta. Taip, iš kiek padalinta? 2 kart minus 6 yra minus 12. Oho, kiek čia gavosi? Na gerai. Minus 11 plus 5 bus minus 6. Minus 6 dalinti iš minus 12. Minusas iš minuso bus pliusas ir yra 1/2. Ir kitas. Minus 11 minus 5 yra minus 16. Minus 16 iš minus 12 tai bus pliusas. Tai
16 ir 12 dalinasi iš 4, bus 4/3. Taigi bus 4/3. Nu ir tegu lieka. Tos trupmenos netaisyklingos. Ir galim kaip užrašyti. Vėlgi. 2 skliaustai x minus ir x minus. Tai 1/2 ir 4/3. Ir dar prisiminkim, reikia padauginti iš koeficiento a. Koeficientas a pas mus yra -6, taigi parašom -6. Nu, o vardiklis, čiagi yra 2x kvadratu, atimt 1 kvadratu. Tai kaip išsiskaido toks kvadratų skirtumas? Teisingai. 2x minus 1 padauginta iš 2x plus 1. Niekas nesiprastina. Ką daryt? Ogi pabandykim padaryti va tokį dalyką. Čia matom dvejetą, čia matom trejetą. O čia matom šešetą. Šešetas tai yra 2 kart 3. Paimkim dvejetą, įkelkim į pirmus skliaustus. Paimkim trejetą, įkelkim į antrus skliaustus. Ką mes gausim? Minusas gali likti priekyje, jis mums netrukdo. Ir skliaustai čia. Šitą nukopijuosiu, kad būtų greičiau. Taip. Įkeliam dvejetą į pirmus skliaustus. 2 kart x bus 2x. Minus 2 kart 1/2 bus 1. Įkeliam trejetą į antrus skliaustus. 3 kart x 3x. 3 kart 4/3 bus 4. Taigi, ką mes čia gavome? Ogi aš matau, kad turim 2 vienodus skliaustus. 2x minus 1 ir 2x minus 1. Suprastinkime juos, vietoj jų parašom 1. Tai vienus skliaustus imam skaitiklyje, kitus vardiklyje. Ir čia buvo tik dauginamieji, nes vienas skliaustas daugintas iš kito skliausto. Kas lieka? Taip, lieka minus 3x minus 4 padalinta iš 2x plus 1. Na, dar kartelį tą minusą galim įkelti į skliaustus. Prisiminkime, kaip kėlėm. Kai įkeliam į skliaustus minusą, tai visi nariai pakeičia ženklus. Ir mes darėm dar vieną žingsnelį, sukeičiam narius vietomis. Tai bus 4 minus 3x. Iš karto 2. Pakeičiu ženklus ir sukeičiu vietomis, kad minusas būtų ne priekį, o per vidurį. 2x plus 1. Taip, galiu va čia dar pažymėti, kas nesupratot. Tai minus 3x minus 4. Taip, įkeliam minusą į skliausus, keičiam visų narių ženklus viduje. Tai bus minus 3x plus 4. Ir aš galiu sukeisti narius vietomis, jeigu kiekvieną paimsiu su jo ženklu. Tai yra va šitai. Ir galiu sukeisti vietomis. Bus plus 4 minus 3x. Bet žinome, kad pliuso priekyje galima nerašyti, todėl tai yra 4 minus 3x. Taip, kaip ir buvo čia pažymėta. Tai šiandien tiek. Ačiū.